Hello, I am Samantha, and we are currently in Medjugorje, in this wonderful holy place of peace. We are sitting actually at the Blue Container, as we call it, where I am a full-time volunteer for Mary's Meals. Taigi aš Samanta ir atvykau į Medžiugorję, į šią nuostabią vietą, kur mes sėdime prie mėlyno konteinerio, kuris vadinasi Marijos valgiai. So I actually came to Medjugorje last August, and I traveled many times over and back between August and November. Aš atvykau į Medžiugorję praeitą rugpjūtį ir iš tikrųjų labai daug keliavau dar tame tarpe pirmyn atgal nuo to laiko. And then I made the decision in November to stay. Ir lapkričio mėnesį aš nusprendžiau pasilikti. Actually, I probably didn't make the decision on my own. I think I had a lot of intervention and a lot of help from above. With our Blessed Mother. Aš manau, kad iš tikrųjų tai aš pati nenusprendžiau. Aš manau, kad buvo labai daug įsikišimo ir vedimo iš viršaus, iš mūsų palaimintos motinos. The Holy Spirit and Saint Joseph. Šventosios dvasios ir Šventojo Juozapo užtarimu. So I have been here then since November, and like I said, I currently volunteer full-time for Mary's Meals. Kaip ir aš sakiau, aš dabar esu pilno laiko savanorė būtent čia, Marijos valgiuose. My journey, though, actually started in Medjugorje 24 years ago. Tačiau mano kelionė į Medžiugorję prasidėjo prieš 24 metus. And I was inspired to first come here by my mom. Ir mane pirmą įkvėpė atvykti čia mano motina. My mom started to come shortly after the war. Mano motina iškart pradėjo atvykinėti po karo. She used to bring aid such as medical supplies, blankets, clothing, dried food, etc. over to the people who were hit very hard by the war. Iš tikrųjų padėdavo žmonėms, kurie buvo labai nuskriausti karo, atveždavo medicinės priemonės, maistą, drabužius, dekučius ir visų dalykų, kurie buvo reikalingi tiems žmonėms, kurie buvo nuskriausti karo. So my inspiration came from her to provide and to help people who were less fortunate than myself. Taigi tas įkvėpimas atėjo iš jos padėti, kuriems netaip pasisekė kaip man. Our Lady, as you know, has always been very prevalent here in Medjugorje, and since first appearing here, you can definitely feel her presence. Ir kaip jūs žinote, Medžiugorjėje Marija yra labai tokia esanti ir nuo pat pradžios apsireiškimo jūs galite jausti jos buvimą čia. She has been a very big influence in my life personally, and most of the things that I do come from her. I believe this. Ir iš tikrųjų jinai man turėjo labai didelės įtakos mano gyvenimui ir daugumą dalykų, kuriuos aš darau, yra iš jos, aš tikiu tuo. When we first arrived here last August, actually, we tried to sign up for Mary's Meals to become volunteers. Kai mes tik tai atvykome pernai metais, rugpjūčio mėnesį, mes bandėme užsirašyti čia, kad būti savanorių komandoje. For me and my husband, but for me especially, because around the time that my mum first came to Medjugorje with aid, with relief aid, to the refugee camps, Magnus was also starting the same thing, which then went on to be Mary's Meals. Tuo metu, kai mano motina pirmą kartą atvažinėdavo padėti, reiškia, pokario metu, Magnus kaip tik pradėjo veiklas, kurios galiausiai išsivystė į Marijos valgius šitą projektą. And Mary's Meals at the moment currently feed over 2.6 million children. Ir šiuo metu Mary's Meals, reiškia Marijos valgiai, maitina 2,6 milijono žmonių.
This is a wonderful charity for anybody that might like to get involved with it. Tai yra nuostabi labdaros galimybė tiems, kurie norėtų įsitraukti į šias veiklas. We have over 80,000 volunteers in Malawi alone. Mes vien Malavyje turime virš 80,000 savanorių. And by donating or volunteering or helping in any way that any person can, actually for €22 per year, it feeds one child for the whole school year. And by giving them the grace and the blessing of a meal, they also gain an education. Taigi, tai yra nuostabi galimybė padėti vaikui už €22 per metus gauti maitinimą ir palaiminimą, būti pamaitintų ir gauti išsilavinimą mokykloje. And I know that my main objective, and I'm sure many people around the world, their main objective is to always help if they can. And we always ask for the intercession of our Blessed Mother, Saint Joseph, and the Holy Spirit. I do anyway. Ir iš tikrųjų, mano ir daugelio žmonių, kuriuos pažįstu, toks yra principas, kad jeigu gali padėti, padėk. Ir mes prašome tame užtarimo Marijos, Šventosios Dvasios ir Švento Juozapo. Aš bent jau taip elgiuosi dažniausiai. But in 24 years of coming here, I always, before I would arrive, I would always smell Medjugorje. Like I would have a very deep sense in my gut, and I would know that within a month to 6 weeks of this, I would be here. Ir iš tikrųjų, man tokia patirtis yra, kad aš, reiškia, per tos 24 metus atvažinėjimo čia tarsi užuodžiu Medjugorję ir kai būnu tą kvapą pajuntu, tarsi aš žinau, kad tarp mėnesio ir 6 savaičių aš atvyksiu Medjugorję. So by the graces that we listen and watch for, I knew when we were accepted on the volunteer program here, and everything else started to come together for us, for me and my husband. I knew that Our Lady needed us to be here. Ir kai pradėjo taip klostytis, reiškia, ne tik su Marijos patiekalų, reiškia, valgio priėmimo, kad mes buvom įregistruoti į šitą grupę, bet ir kiti dalykai pradėjo dėliotis. Aš supratau, kad Dievo motina nori, kad mes būtume čia. And every day when I wake up, I thank Our Lady and the Holy Spirit and Saint Joseph for this. I never take this for granted, and I never become complacent, and that's very important because I know that they know what's in my heart, and I am very grateful and very blessed to be sitting in Medjugorje. Ir aš kiekvieną rytą, kai pabundu, aš dėkoju Dievo motinai, Šventai Dvasiai ir Šventam Juozapui už tai, kad aš esu čia ir niekada nepriprantu, kad to nepriimu kaip savaime suprantamo dalyko. Ir tiesiog žinau, kad žino, kas mano širdyje ir kad aš esu dėkinga būti čia. After visiting with Our Lady on Apparition Hill, everything started to fall into place. Tada, kai mes atvykome ir nuėjome į Apreiškimo kalną pas Dievo motiną ir aš prašiau, kad spręstų tą situaciją, aš pamačiau, kad nuo to laiko viskas pradėjo dėliotis į savo vietas. So for 24 years I have been coming here, and I have been here 102 times. Taigi 24 metus aš čia atvykstu ir aš jau čia esu buvus 102 kartus. But last year when I arrived, something felt different in my heart, and I knew that I didn't know what it was then, and I still don't know sometimes now, but every day Our Lady has a plan for me. Ir reiškia, aš tiek laiko atvykinėjau, bet praeitais metais, kai atvykau, kažkas buvo kitoks jausmas ir buvo suvokimas, kad Dievo motina man turi planą. Aš dar nežinau, kas tai bus. And really, all you have to do is ask her. You just have to ask her.
you have to go and sit with her son. You have to open your heart and you have to allow him to give the graces, so that when you go and visit with Our Lady on Apparition Hill or in the church grounds or wherever you want, you have to ask her for these graces, and you have to open your eyes and your ears to receive them, because she is here. She is very, very much here. And I can feel her every day when I wake up and I thank her. I can feel her. Ir iš tikrųjų, Dievo motinai čia labai aiškiai yra ir visa, ką mes turime daryti, tai eiti pas ją ir prašyti jos, atverti savo širdis jo sūnui, leisti jas pripildyti malonių, nes kiekvieną dieną jinai čia yra ir jas dalina. Tiesiog aš dėkoju už tą malonę, kad aš galiu jausti ją kiekvieną dieną čia. So when me and my husband came last August, my husband had his conversion in Medjugorje. Taigi, kai mes atvykome praeitą rugpjūtį, mano vyrui įvyko atsivertimas Medjugorje. I have always spoken to him over the years, the many years that we have been together about Medjugorje. Aš jam daug metų, kiek buvome kartu, kalbėjau apie Medjugorje. Every day, maybe. Galbūt net kiekvieną dieną. I think he thought maybe I was a little bit crazy. Ir galbūt jis galvoja, kad aš šiek tiek pamišusi. So, in 2022, he finally agreed to come for the first time. Taigi 2022 metais jis pagaliau sutiko atvykti pirmą kartą. And he went through all the motions and he enjoyed his time, but he didn't feel it. Ir iš tikrųjų jisai įvairių emocijų išgyveno, turėjo savo laiko, bet jisai to nepajuto. I was almost angry, actually, that he didn't feel what I could feel. Ir aš tiesiog tarsi jaučiau beveik pikta, kad jisai nepajuto to, ką aš pajutau. Because every time I would come here, I would smell it first and I would feel it. And when I was here, I was receiving all of the graces. Ir iš tikrųjų, nes aš kiekvieną kartą, kai atvykdavau, aš tiesiog užuosdavau ir galėdavau pajusti. Ir jausdavau tiesiog malonės. And I wanted him to experience the same, I suppose. Ir aš manau, kad aš norėjau, kad jisai patirtų tą patį. But fast forward 2 years. Bet po 2 metų. And we arrived again. Mes vėl atvykome. And this time I knew something was going to be different. Ir šį kartą žinojau, kad kažkas bus kitaip. I knew that Our Lady had a big plan for me. Ir aš žinau, kad Dievo motina turi didelį planą man. And I prayed to her that she would grab him this time. Ir aš prašiau, kad jinai jį tiesiog paimtų šį kartą, sugriebtų. And that he would feel the same graces in his heart that I feel every single time I am here. Ir kad jisai pajustų savo širdyje tas malonės kiekvieną kartą, kurias aš pajuntu, kaip aš esu čia. And he did. Ir jam taip įvyko. And he had a great conversion here. Ir jisai turėjo nuostabų didelį atsivertimą čia. A very, very almost unbelievable, magical experience here. Ir turėjo labai didelę tokią nuostabią patirtį čia. Many experiences. Labai daug tokių patirčių. And me also. O aš taip pat. And not that I care to admit it. Bet ne dėl to, kad aš norėčiau tai pripažinti. For the first time in our whole relationship. Pirmą kartą mūsų visame santykyje. I actually started to look up to him. Aš pradėjau sekti juo, žiūrėti į jį kaip į viršesnį. And I was extremely proud of the conversion he was going through and the faith that he was finding in his heart. Our Lady has blessed him with many graces. Dievo motina jį palaimino daugeliu palaiminimų. And sometimes, even though it is a sin, I would sometimes feel a little bit jealous and a little bit envious. Ir kartais aš gal net, jeigu tai ir nuodėmė, aš truputį net jau pavydėjau tos patirties jam. So every single time I would come back. Taigi kiekvieną kartą aš grįždavau. Between August and November. Tarp rugpjūčio ir lapkričio mėnesį.
I would go to confessions more. Aš pradėjau eiti daugiau išpažinties. I would add an extra prayer every day. Ir truputį pradėjau vėl papildomą maldą pasimelsti kiekvieną dieną. I started to recite the rosary. Aš pradėjau melstis rožinį. Even when I was doing my housework. Net kai dirbdavau namus tvarkydamas. I wanted to go to the apparitions. Aš norėjau eiti į apreiškimus. I wanted to go to mass. I was Norėjau hungry eiti to go to mass. Į mišias, aš tiesiog alkau to mišiose dalyvavimo. I started to enjoy the spirituality and all of the graces that my husband was enjoying. Ir aš And pradėjau, I started to enjoy them more. labiau džiaugtis, mėgautis tomis malonėmis, kurias išgyveno ir mano vyras. Aš labiau pradėjau patirti jas ir jomis džiaugtis. And even though I've always had a love for 24 years for this place, Ir net ir kad aš turėjau meilę šitai vietai 24 metus jau, I can honestly and truthfully say aš galiu pasakyti sąžiningai, that last November, kad praeitas lapkritis something different happened. Buvo tas laikas, kai kažkas kito įvyko, kažkas skirtingo. In my heart and in my mind and in my soul. Mano širdyje, mano prote, mano sieloje. And after that, I know that I was truly receiving all of the graces. Ir aš po to supratau, kad iš tikrųjų aš iš tiesų priimu visas malonės. Because I suppose you could say I also had a conversion. Nes galima galbūt irgi sakyti, kad ir aš tada vėl patyriau atsivertimą. And then I started to feel bad and I started to get annoyed with myself. Ir tada aš pradėjau kažkaip blogai jaustis ir tarsi susierzinau dėl savęs. That I had wasted 24 years not feeling this way. Kad aš praleidau, išvaiščiau 24 metus taip nesijausdama. Because every feeling I ever had for 24 years here. Nes kiekvienas jausmas, kurį aš turėjau čia 24 metus, was truly wonderful, buvo iš tiesų nuostabus, but nothing like this one. Bet nebuvo tokio, koks buvo dabar. I don't know. I can't describe it because Negaliu net to apsakyti, nes nežinau kaip čia. I have been coming for so many years. Aš tiek metų atvykdavau. I have been so many times. Tiek kartų buvau. And it's I would try and explain it to people back home. Aš stengdavausi aiškinti žmonėms And I would grįžus. try and get them to understand the feeling that you get here. Ir stengdavausi paaiškinti, koks čia jausmas, kai čia atvyksti. But from last November, Bet nuo praeito lapkričio I was in adoration. Aš buvau adoracijoje. And I was in the small chapel. Ir buvau tokiai mažoj koplytėlėj. And I just said, Aš tiesiog pasakiau, okay, you know what, Jesus? Žinai ką, Jėzau? Here I am. Štai aš esu čia. I don't know if this is right or wrong. Aš nežinau, ar tai teisinga ar ne. I don't know what I am doing. Aš nežinau, ką aš darau. Yes, I go to church. Taip, Yes, I pray. Aš einu į bažnyčią, aš meldžiuosi. Yes, I have a huge devotion to our Blessed Mother. Taip, aš labai atsidavusi mūsų Dievo motinai. But I feel like I'm getting everything wrong. Bet aš jaučiu, kad aš nepriimu visko teisingai. I feel like nothing is coming in here. Kad neteina niekas į širdį mano. I feel like I need to be here because I feel like you have something for me to do. Ja, aš jaučiu, kad aš esu čia, nes tu nori, kad aš kažką daryčiau. Show me what you want me Parodyk, to ką do. nori, kad aš daryčiau. Let me see, let me experience why I am here. Leisk why man I've made this pamatyti, leisk man decision. patirti, kodėl aš padariau šitą sprendimą. And then I kind of felt like there was nobody else in the chapel. Ir aš tada pajutau, kad tarsi nieko daugiau nebūtų koplyčioje, Just like the monstrum on the altar tik tai monstrancija altoriaus, almost was like a light bulb. tarsi tokia kaip būtų šviesos lemputė, kažkas tokio. I was sitting there and I couldn't take my eyes off it. Ir aš tiesiog sėdėjau ir aš negalėjau atitraukti akių. And it was very overwhelming because
the chapel had a few people, not so Ir many tai buvo because it toks was November. persmelkianti patirtis, nes iš tikrųjų koplyčioje buvo keli žmonės, nebuvau aš viena. And all I could think about and all I could see actually was Our Lady on Apparition Hill. Ir visa, ką aš galėjau matyti, buvo Dievo motina ant apreiškimo kalno. And it's almost like she was inviting me to come to the hill. Ir tarsi jinai mane tiesiog kvietė ateiti į apreiškimų kalną. Come to the hill and pray before her everything that I am asking of her son. Ir reiškia ateiti ir melstis prieš ją viso to, ko aš prašau jos sūnaus. It's almost like she was listening to my prayer. Ir atrodė, kad jinai tiesiog klausosi mano maldos. And like the light appeared so that I would focus on him. Reiškia ir pasirodė šviesa, kad aš tiesiog koncentruočiausi į jį. The next day I went to the hill. Taigi kitą dieną nuėjau į kalną. And I visited with Our Lady. Ir aš ją aplankiau. And I brought her a rose. Ir nunešiau ją į rožę. And I kneeled down in front of her. Ir aš atsiglaviau prieš ją. And I said, okay, here I am. Ir aš pasakiau, štai aš esu čia. Son almost told me in adoration the day before, go to see my mother. Tarsi, kad, reiškia, jos sūnus man pasakė adoracijai dieną prieš tai, eik ir susitik su mano motina. She will confirm everything. Jinai viską patvirtins. And you will know why you are here. Ir tu žinosi, kodėl tu esi čia. It will be slowly. Viskas vyks lėtai. But you will know. Bet tu žinosi. And after this, ir po to, I can't explain it. Aš net negaliu paaiškinti. And every day is a better day. Taigi kiekviena diena atrodo geresnė diena. And many doors and many opportunities have opened. Ir daug durų ir galimybių atsivėrė. For both me and my husband. Tiek man, tiek mano vyrui. We help people. Mes padedam žmonėms. When we can, of course. Kai mes galime. We know every day, even without being told, that what we need to do on this day. Reiškia, mes kiekvieną dieną net be pasakymo žinome, ką mums reikia daryti šią dieną. Because the light came on for me that day in nes man adoration. Adoracijoje tuo metu atėjo ta šviesa. And almost like Jesus guided me to see his mother. Ir tarsi, kad Jėzus atvedė mane susitikti su savo motina. And my heart was open after this. Ir mano širdis nuo to laiko atsivėrė. So to invite people to come to Medjugorje, what would you say? How would you invite them to come? Kaip pakviesum žmonės atvykti į Medjugorje? I think, when people come to Medjugorje, no matter what circumstances it's through. Aš manau, kad nesvarbu kokiomis aplinkybėmis žmonės atvyksta į Medjugorję, yra tiesa. It's not by coincidence. Tai neįvyksta dėl sutapimo. So each and every person Kiekvienas žmogus, kuris čia atvyksta, is invited here. Yra pakviestas čia. Maybe not by a human entity. Gal ne žmogaus, but by Our Lady. Bet tikrai Dievo motinos. She is Our Lady, Queen of Peace. Jinai Dievo motina, taikos karalienė, Medjugorjės motina. If she wants you here, jeigu jinai nori, kad atvyktum čia, jūs atvyksite. But it's also very important if you have this feeling. Bet labai svarbu, jeigu turi tą jausmą. You have the feeling for a reason. Yra jisai dėl tam tikros priežasties. And you shouldn't wait. Ir jūs neturėtumėt laukti. And when you do get here, ir kai jūs čia atvyksite, pray from your heart. Melskitės širdimi. Because praying from your heart, nes melsdamasis iš širdies, will be exactly, you will find out exactly what you need to find out and why you came here. Jūs atrasite tai, ką jums reikia išsiaiškinti ir kodėl čia atvykote. A wise person once told me, išmintingas žmogus man kartą pasakė, when you are praying, kai tu meldiesi, you first pray for yourself. Melskis iš pradžių už save. Second, you pray for Our Lady. Paskui melskis už Dievo motiną. And then you pray for the rest of the world. Ir paskui už visą pasaulį.
Because if you don't pray for yourself to be here or to come here or for the things that you need in your life, Nes jeigu nesimeldi už save, kad čia atvyktum, ar už savo dalykus, kurie vyksta gyvenime, your heart is closed. tavo širdis būna užsidariusi. And if your heart is closed, the graces from Our Lady and from the Holy Spirit cannot get inside. Ir jeigu širdis yra uždaryta, tos malonės iš Dievo motinos ir šventosios dvasios negali įžengti. And then it's important to pray for Our Lady next. Ir tada labai svarbu melstis Dievo motinai, Because without her help, nes be jos pagalbos you can't pray for the rest of the world. negali melstis už visą pasaulį, Because she is the mother of all of us. nes jinai mūsų visų motina. And how I would invite people to come here is to pray. Ir aš tiesiog, kaip aš pakviesčiau visus atvykti čia, tiesiog melskitės And believe. ir tikėkite And open your eyes. ir atverkite savo And akis, open your ears. taip pat ausis, To the wonderful possibilities that you can get and the graces you can get from here. nuostabioms galimybėms, kurias čia galite gauti ir malonės, kurias galite gauti This čia. is one of the most special places in the world. Tai yra viena iš ypatingiausių vietų pasaulyje. Who would not want to come and visit Our Lady on the hill? Jūs norėtumėt juk atvykti ir aplankyti Dievo motiną She ant has so kalno. much to offer Jinai turi tiek daug pasiūlyti, if you let her. jeigu jūs ją leisite. Thank you so much. You're welcome.